Sveiki! Šiame video noriu pasidalinti viena gudrybė, kaip padėti sau atrasti pasąmoninės programas arba emocinius blokus, jeigu tu jauti, kad kažkas vyksta tavo gyvenime ne taip, bet tiesiog davus užklausą negauni atsakymų ir niekaip negali suprasti. Tai šiandien būtent turėjau tokią situaciją, kad į mane kreipėsi moteris, kuriai tai buvo aplamai naujas patyrimas, nauja patirtis, jai tiesiog parekomendavo draugė, nes pas ją yra tokia problema, kad jau 6 metus ši moteris gyvena viena po skyrybų ir iki šiol jos akiratyje nėra, ji nesutiko nei vieno vyro, kuris ją sudomintų kaip vyras, kaip partneris, kaip gyvenimo draugas. Ir tiesiog paskatinta draugės, jie atėjo pas mane, paprašė pagalbos, išsiaiškinti, suvokti, suprasti. Na ir pradėjus sesiją aiškiai pamačiau, kad žmogus nėra pasiruošęs dar nerti į gylį, visiškai nepasitikė tuo, kas vyksta viduje, visiškai nejaučia savęs. Ir tada aš panaudojau tiesiog paprasčiausias Dixit kortas, užduodama klausimą ir pasiūlydama išsitraukti kortą ir papasakoti man, ką joje ši moteris mato. Tai pirmoji korta, kurią išsitraukė, ši moteris buvo štai toks katiniukas, tarsi įrėmintas paveikslė, su brangakmeniais, apkaišytas žvakėmis ir tarsi paslėptas rūsyje. Ir bežiūrėdama į šitą paveiksliuką, moteris save identifikavo kaip tą juodą katę, kad ji tarsi ir yra tame paveiksle save iš vienos pusės tarsi išaukštinus, nes ji nesutinka tokio vyro, kuris būtų jos vertas, bet iš kitos pusės ji save ir nužemino. Tai tarsi ji jaučiasi kaip juoda katė, kurios niekas nenori. Tai reiškia, kad tas vyras, kurį ji įsivaizduoja kaip galima partnerį, jai yra nepasiekiamas. Jos nenori. Ir todėl visos šitos apsaugos buvo uždėtos, tai yra tas rėmas, brangakmeniai, žvakės, paslėpta rūsyje. Tai tarsi apsauga nuo tų vyrų, netinkamų vyrų, kurie jos manymų jai netinka, nerezonuoja su jais, bet ji bijojo, kad dauguma vyrų nori jos fizinio kūno, bet nenori pažinti jos kaip asmenybės, kaip žmogaus, kaip sielos. Taip, tada aš jai pasiūliau išsitraukti kitą kortą, kai mes čia viską suvokėm, apžiūrėjom, kiek pavyko paleidom. Antroji korta buvo štai tokia, kai tarsi svajonių šulinys, iš dviejų šonų sėdi mergaitė, iš kitos pusės berniukas su tuščiom lėkštėm ir jie svajoja apie saldainius ir laukia, kol tie saldainiai nukris. Ką reiškia šitas paveikslėlis mano apibūdintai moteriai? Tai jį įvardijo taip, kad visos mano svajonės yra man nepasiekiamos, kad svajonės ir lieka tik svajonių lygmeny. Tai yra, aš galiu svajoti kiek tik tai noriu, bet jokia svajonė man neįsigyvendina. Tada ėjom toliau, traukiam trečią kortą. Štai trečia korta mūsų. Ir ši korta moteriai reiškia, kad vėlgi ta antilopė, štai trečia korta, kad ta antilopė su auksinė antilopė, ar ne, stebuklinga antilopė, tai yra tarsi nešanti stebuklus į mūsų gyvenimą ir jį įvardijo taip, kad stebuklai mano gyvenime nevyksta. Jokie stebuklai mano gyvenime nevyksta. Na ir aš pasiūliau išsitraukti dar vieną kortą. Tai buvo mūsų jau 4. korta. Ir ji ilgai į ją žiūrėjo, ilgai negalėjo suprasti, kaip šita korta yra jai ir apie ją. Ir galų gale ji susigraudino iš tikrųjų, nuriedėjo ne viena ašara, čia mano užrašai, kur aš žymėjausi,
nuriedėjo ne viena ašara ir ji šią kortą įvardijo taip, kad jeigu sėkmingus, laimingus, meilę grįstus santykius gali sukurti tik tai moteris, jeigu ji vaikystėje turėjo mylinti tėtį arba turėjo kažką savo šeimoje kaip pavyzdį, kažkokį tai vyrą, kuris pagal kurio pavyzdį galėtų sukurti santykius. Ir kadangi jos tėtis buvo labai griežtas, labai vertinantis, va taip kaip šioje kortoje matome, kad tarsi mergaitė sėdi vienoje svarstyklių pusėje, o antroje yra pridėta daug kažkokių tai tarsi akmenukų, kurie turi atsverti. Ir ji jautėsi tarsi pastoviai yra nepakankama, pastoviai vis daro kažką ne taip. O tėtis jai yra tarsi labai tolimas, labai nepasiekiamas ir ji nėra verta jo meilės, nes ji niekada nesijaučia pakankama būti mylima. Ir šitoje vietoje, aišku, sukilo labai daug jausmų, mes pasinėrėm šiek tiek į vaikystę, padarėm tą darbą, kurį galėjom padaryti, kadangi tai, kaip minėjau, buvo moters pirmoji sesija aplamai. Tai jį jautė, iš tikrųjų pradėjo kilti jausmai, ko pačioje pradžioje mes negalėjom rasti. Tai buvo ir ilgesys, ir gailestis savo, ir toks netikėjimas, kad aplamai jį gali sukurti darnius santykius. Taip pat jį jautė labai didelį ilgesį to vyriško dėmesio, tokio fizinio kontakto, noro būti priglausta, noro būti mylima, palaikoma, noro būti galų gale saugia vyro glėbyje. Ir visą tai paleidus, žinoma, kad jie šiek tiek nurimo, šiek tiek atsipalaidavo ir visas tas kortas mes vėl pasižiūrėjom iš naujo. Ir pirmoji korta, ji pasižiūrėjo ir pasakė, kad ne, tai tikrai jau ne apie mane, tai kažkokia mano praeitis, tai ne dabar. Toliau antroji korta, jai reiškia, kad gana sėdėti ir laukti kažko, ar ne, reikia tiesiog imtis veiksmo, eiti, pajudėti. Tai galbūt kaip mergaitė šitą atsikeltų, atsistotų ir apeitų aplink šulinį, jis sutiktų berniuką, kuris taip pat svajoja apie tą patį, ką ir jis svajoja. Ir ta svajonė galbūt yra jau čia pat ranka pasiekiama ir nereikia pagal ketvirtąją kortą, nereikia tikėtis pagal trečiąją jokių stebuklų, bet jeigu yra jausmas, kad gali mano gyvenime ir stebuklas įvykti, tai ji įsivaizdavo, kaip gali atsisėsti ant šitos antilopės auksinės ir ji nuneš ją į jos tą susikurtą svajonių gyvenimą. Na, o ketvirtoji korta, kur griežtas tėtis visą reikalaujantis, ji matė kaip tėtį, kuris norėjo geriausio jai, jos gyvenime ir linkėjo viso ko geriausio. Tai štai toks pasidalinimas. Ir jeigu tu taip pat jautiesi kažkur užstrigusi, ilgą laiką tavo gyvenime vyksta tokie dalykai, kurių tu nenori, arba tu labai nori kažką pakeisti, bet tau nepavyksta pakeisti ir vis įsisuki į tą pačią karuselę, vadinasi, yra programos, kurios tiesiog tave palaiko toje linijoje. Ir mes savo gyvenimą galim keisti tik tada, kai mes pastebim vidinės programas, išlaisviname emocinius blokus, atleidžiam, paleidžiam, jaučiam dėkingumą už tam tikrą situaciją, tai reiškia, kad mes suvokiam, kodėl tai vyksta mano gyvenime ir transformuojam šitą energiją ir keliam ketinimą, kur aš noriu būti, kaip aš noriu jaustis, ką aš noriu daryti. Ir jeigu tau nesiseka kokybiškai gyventi, keisti savo gyvenimą tą linkme, kurią tu nori, tai labai nuoširdžiai kviečiu susisiekti, tiesiog užsiregistruoti pokalbiui ir kuriuo metu mes išsiaiškinsim, kokia yra tavo situacija ir kas tau būtų geriausia. Galbūt tau užtektų asmeninės sesijos, o galbūt tau vertėtų užsirašyti į kursą ir išmokti tiesiog atrasti, suvokti, paleisti nenaudingas programas, tai yra keisti savo vidinius konstruktus.
nuo kurių ir priklauso visas mūsų gyvenimas. Tai ačiū tau, ačiū, kad esi ir laukiu tavo žinutės, jeigu tau yra aktuali viena ar kita tema, kurią tu savo gyvenime norėtum pakeisti.